Sveiki sugrįžę į podcastą Kerniaus laiškai iš ateities ir šiandien kalbėsiu apie tai, kas vyksta Žemės planetoje ir kosmose energijų prasme. Ir jeigu jaučiate, kad šiom dienom šiais mėnesiais patiriate labai keistų dalykų apie miegą, apie mitybą, apie tai, kad jaučiatės galbūt išsekę ar kažkokie kiti dalykai ir kai kuriais momentais tai net neaišku apie ką ir kodėl, tai šis podcast epizodas tuomet jums aktualus. Jeigu kažkaip jūs paskutiniu metu visiškai buvote nepaveikiami ir tiesiog atrodė gyvenimas kaip važiuoja, taip važiuoja, tai galbūt tada nebent iš smalsumo galite paklausyti, bet jums tuomet nebūtina to išgirsti. Tai pradėsiu nuo asmeninio pavyzdžio, kad ta istorija būtų aiškesnė ir tokia labiau apčiuopiama, o ne apie kažkokią tik tai mistinius dalykus ir energijas, kurių mes nematom. Tai man pirmą kartą prasidėjo pojūčiai apie tai, kad vyksta labai stiprus pasikeitimai planetų su energija ir aišku, kad ir mano kūnas, tiek fizinis, tiek energetinis, kad jisai keičiasi. Tai prasidėjo pernai metais, kai buvau Nidoje. Aš nemoku apsakyti, bet turbūt tiesiog pabandysiu paprastai žodžiais, kad tai yra labai keistas jausmas. Tai yra jausmas, kaip jeigu būtum 2 paras nemiegojęs ir ateitų tas momentas, kai atrodo, kad bet kur atsigulsiu ant suoliuko, po suoliuku, tik tai kur nors leiskit prigulti, aš nebegaliu nei minutę ištverti budrumo, kad man reikia pamiegoti, turiu gauti tą power nap, turiu tarsi restartuotis, kažkas turi pasikeisti. Tai labai keistas pojūtis, bet jisai ateina pakankamai staiga ir labai greitai vyksta. Aš pamenu, kad Nidoje turėjau hamaką kuprinėje, tiesiog tikrai buvo tokių momentų, kur žygiuoji kur nors link Parnidžio kopus ir staiga pamatai, kad apie ten 3 valandą po pietų, nes jo, mano atveju tai kažkur apie 3-4 valandą po pietų dažniausiai pareina tas toks labai stiprus, staigus, ne tai kad nuovargis, neteisingas būtų žodis, bet tas energijų pasikeitimas, tarsi kažkas būtų paspaudęs restart mygtuką ir kai kompiuteris skaičiuoja 10, 9, 8 ir taip toliau ir žinai, kad kompiuteris restartuosis. Bet kažkoks toks neišvengiamumo jausmas, greit kabinėsi hamaką, gulėsi, gauni power napą, jeigu esi arčiau apsistojimo vietos, arčiau namų, tai tada keliauji tiesiai į namus ir kartais tiesiog užtenka, nežinau, 15 minučių, kartais valandos arba 2 ir tau vėl viskas gerai. Tai taip pat ar panašiai gali būti dalykai naktį, gali būti į priešingą pusę, kad atrodytų, kad viskas gerai gyvenime, tu prasme, galėčiau puikiai miegoti, nėra dėl ko nerimauti, nėra kažkokių dalykų, kurie ten įvyktų rytoj, dėl kurių reikėtų ten keltis naktį ir kažką galvoti, bet tiesiog yra toks atsibudimas ir tada galvoju, visiškai nėra miego noro ir kažkas ką tik tarsi įvyko, bet aš turiu būti budrus ir tada tiesiog belieka klausti, ką aš su to darau ir šitoje vietoje ir tiesiog laidoje pasidalinsiu patarimus, ką aš darau ir kaip į visą tai žiūrėti, ne, bet man atrodo, kad šitie dalykai yra tokie, kur anksčiau aš kiekvieną tokią dieną, kiekvieną tokį atvejį norėčiau išnagrinėti, suprasti, apie ką čia tiksliai buvo, ką aš čia patyriau, ką tai manyje pakeitė ir taip toliau, bet kuo toliau tai vyko, tuo labiau supratau, kad nėra prasmės save kankinti ir klausti tokių klausimų, bet dar didesnis dalykas ir dovana buvo kvantinė hipnozė. Vis tiek per tą vietą ateina išgiliai tokia informacija arba man, arba klientams, arba ir taip. Ir aš paskui galiu tai sudėlioti ir sujungti tarsi į puzlio gabaliukus ir pasidaryti išvadas ir pasidalinti su jum. Kartais netgi, kaip šiandien klausiau kitą podcastą, kuriame buvo channelinama išmintis ir naujienos iš Archangelo Rafaelio. Ir sutampa informacija ir aš galvoju, Kerniau, kodėl tu girdi ir pats jauti tą informaciją iš visų kampų ir dažniausiai aš tada pajaučiu spaudimą, kad vis dėlto tai yra podcast'o tema ir šiandien turiu apie tai pasidalinti, nes ta informacija eina iš visų pusių. Tai ką man pasakė mano pasąmonė tuo met praėjus rudenį prieš metus, tai pasakė, kad
tau nereikia to įvardinti kaip, kad kažkas negerai su manim arba kažkas blogai vyksta, nei apie dienos tos dalykus, nei apie nakties prabudimus. Ir jeigu tu ryte jautiesi nepatenkintas ir suirzęs, kad neva tai blogai miegojau, tai iš tikrųjų yra tik dėl to, kad aš užsilipdžiau tokį limpantį lapelį, kad čia buvo blogai, čia kažkas yra negerai su mano miegu. Jeigu aš to lapelio neužsileibelinčiau, nepavadinčiau, kad tai buvo blogas miegas, jisai nebuvo blogas. Ir šitas patarimas iš pasąmonės man viską pakeitė, dėl to, kad aš tiesiog nuo tada supratau, okei, jeigu tai man nutiks dieną, kai reikia pamiegoti, ar jeigu tai nutiks, kad naktį prabandu, aš to nepavadinsiu kaip bloga patirtim, nebūsiu dėl to susierzinęs, negalvosiu, kad turėjo būti kažkaip kitaip, tiesiog yra taip, kaip yra, vyksta dalykai, kurių galbūt aš sąmoningai negaliu suprasti. Ir tai okei, ir tada ką veikti tuo metu, arba kaip jaustis, jeigu viskas yra gerai, bet aš miego nenoriu, arba viskas yra gerai, bet man reikia dieną rasti laiko pamiegoti ir tarsi vos ne viską mesti, ką darai ir tą daryti. Tai čia noriu žengti į patarimų skilti, kas man padeda, galbūt ir jums padės, o gal rasti savo dalykus, kurie jums padeda. Tai pats pirmas ir svarbiausias dalykas tai apie tą emocinę sveikatą ir mąstymo būdą. Tai mano didžiausias patarimas būtų ne bandyti priskirti to kaip blogos patirties, dėl to, kad šiuo metu mes Žemės pokyčių prasme ir kosmoso prasme, kaip keičiasi dabar energijos ir naujos realybės gimsta ir jungiasi netgi skirtingos visatos per naujus tarsi tunelius, kurie nebėra kaip atskiri maišeliai, kaip maišai, kuriuose kažkas vyksta kaip atskiram burbule, bet visatos tarpusavį irgi labiau bus susijusios ir sąveikaus. Ir iš ten gimsta labai daug dalykų ir būtent todėl mūsų kūnai nėra pripratę prie tokių vibracijų. Pavyzdžiui, tarkim, šį mėnesį labai atėjo naujas vibracijas iš kosmoso, kurios yra visiškai nepažįstama Žemė ir mums kiekvienam, ir tai liečia ne tik žmogų, bet liečia ir gyvūnus, ir viską, kas gyvo, ir kiekvieną vandens lašelį. Ir būtent šitoje vietoje, kodėl aš tai paminiu kaip argumentą, nes pirmiausia, tai reikia rasti atlaidumo, meilės savo, švelnumo savo. Tarsi, jeigu žinotum, kad vaikas susirgo, tai nėra prasmės pykti ant to vaiko, ar kažką blogo sakyti, ar jį ten kažkaip kaltinti, ko tu čia susirgai, toks anoks, ar kažkas. Tiesiog tai reikia švelnumo, meilės, reikia laiko, reikia sulėtėti. Ir apie sulėtėjimą būtinai irgi tai pakalbėsim. Ir va šita vieta yra tokia svarbiausia, nes tik tai su meilė, su švelnumu, su priėmimu situacijos, kad pasaulis toks yra, aš gyvenu pokyčių laikotarpiu, labai stiprių pokyčių laikotarpiu, ir tai yra normalu, kas vyksta, kad net jeigu ir nesuprantu, ne, kad tai yra normalu, kas vyksta. Antras momentas, būtent įsiklausyti į savo kūną ir nebandyti, nežinau kaip čia pasakyti, jo privartauti ar versti ar kažką daryti. Ir aš turiu omeny iš abiejų pusių, kad jeigu mes kalbėtume apie dieną, kai prireikia to power napo, to pasnaudimo, tai jeigu jūs tuo metu planavote, kad aš turiu užvažiuoti į parduotuvę, nes man pakeliui ten iš darbo arba kažkur, ir tik tada aš sau leisiu atvažiuoti namo ar kažkas. Ne, žinokit, tikrai imkit mano pavyzdį, pajutot, kad pareina kažkokios tokios energijos arba kad organizmui yra per sunku ir jiem reikia poilsio. Pirmo taikymą randate, kur galite pasnausti, kur galite atsigauti. Nieko tokio, kad į parduotuvę važiuosite po to, kad jums reikėjo 15 minučių, 30 arba valandos. Nuvažiuosite tą parduotuvę vėliau ir susitvarkysit. Ir jeigu vakarienė bus ne 6, o pusė 7 arba 7, kaip faina paukščiukai atskrido. Tai irgi nieko tokio, ta prasme, tiesiog pažiūrėkit, kai gamta reaguoja, ta prasme, nežinau, privalgęs gyvūnas, jis atsigulia poilsiui ir pasnaudžia ir leidžia savo pavirškinti ir taip toliau. Tai iš tikrųjų mes įsiklausydami į kūną galim jam labai labai stipriai padėti. Ir tada kitas dalykas, kas liečia tos naktinius prabudimus, tai iš tikrųjų leiskite savo paklausti savo kūno ir savo proto, nes tas proto pajėgumas irgi gali būti skirtingas, kad su šita energija, šito nakties metu
ką aš galiu geriausiai nuveikti, kas man patiktų. Ir šitoje vietoje nėra vieno recepto, kuris tiktų visoms naktims, kai taip atsitinka, bet gali būti labai skirtingai. Aš pamenu tikrai vieną naktį aš jaučiausi kažkoks nei tai mieguistas, nei tai budrus. Jeigu bandyčiau skaityti knygą, nesusikaupčiau, tai tiesiog atsinešiau laptopą į lovą, pasileidau Netflix'o kažkokį serialą ir pajutau, kad praėjo ta banga, mano kūnas kažkaip susitvarkė, sugrįžo miego hormonai, užverčiau kompą, toliau miegu, prabudau ryte, puikiai išsimiegojęs, pasiskaičiavau, kiek iš viso valandų bendroje sumoje miegojau. Puikiai, nieko aš nepraradau, tiesiog tai buvo tarsi pertrauka, nežinau, kaip būtų spektaklis, pertrauka, einam gerti kavos, vaikščioti, kalbėtis, grįžtam, vyksta toliau veiksmas, tai vos ne kažkas tokio vyksta su mūsų realybė dabar, kad reikia tokių pertraukų. Kitą naktį galbūt būna labai daug energijos ir labai gerų idėjų ir tada aš griebiu kompiuterį, rašausi idėjas, nežinau, ar tai būtų darbinės veiklos, ar apie hobius, ar kažkokius kitus dalykus, ar galbūt rašyti dienoraštį, kuriam neužteko laiko, ar pasimti kažkokią įdomią knygą, kurią norėjai skaityti ir gal dieną tam nebuvo laiko. Dabar naktį yra, tai kad ir prie mažos šviesos, nereikia, aišku, išsibudinti ir visų įmanomų šviesų užsidegti ir viskas ok. Ir pagaliau, net jeigu norisi labai valgyti ir organizmas prašo maisto, leiskite tokiais momentais savo tai padaryti, tiesiog žiūrėkite, kur yra tas jūsų noras, ar jis yra daugiau kaip paguoda, prabudau, einu užvalgysiu, kad geriau pasijaučiau, tai jeigu tai emocinis valgymas, tai nereikia, bet jeigu jaučiate, kad skrandis prašo, pilvas prašo, šitoje vietoje, jeigu yra alkio jausmas, leiskite savo, tai paprasčiausias dalykas galėtų būti pusė banano, šaukštelis riešutų sviesto, ar tiesiog savo riešutų, arbatos puodelis, o gal net ir pusės puodelio užtenka, jeigu nenorite paskui naktį vėl eiti į tualetą ir viskas, ir ta prasme, viskas išsisprendžia, tai tiesiog tas miegas ateina savaime ir jeigu skaitėte knygą, jaučiate, kad jau grimstu, jau ateina kažkokie sapnai arba nori dar pamiegoti, pažiūrėti laikrodai. 5 ryto, tikrai dar yra laiko iki žadintuvo ir dar pamiegati. Tai šitas dalykas. Ir dabar apie laiką aš paminėjau, kad pakalbėsim būtinai apie laiką. Tai laikas irgi labai stipriai keičiasi laiko pojūtis. Pastebėkite, kas vyksta per mano laidą apie mano dalykus, kad aš jums pasakoju apie tai, kad žmonės keliauja į praėjusius gyvenimus. Aš jums pasakoju, kad žmonės keliauja į ateitį ir pamato ne tik tai, kur bus, pavyzdžiui, už 5 metų arba ten už daugiau, bet jie sugeba pamatyti sekančio gyvenimo kažkokie etapą. Yra dalis žmonių, kurie kvantiniai hipnozai netgi susipažįsta su savo būsima kosminė šeima, tai yra, kai jau baigsis Žemės universiteto šitą mokyklą, kai jau bus žmogus pasidaręs kaip siela savo augime tą kelią, kad su kuo jisai toliau draugaus ir kad ta draugystė jau mezgas iš anksto, tarsi kaip universitetai, kurie medžioja geriausius absolventus ir nori, kad jie tenai stotų, kad jų universiteto pasirinktų kažkas tokio. Tai visi šitie dalykai byloja apie tai, kad laikas tikrai yra labai nepaprastas ir labai ypatingas. Ir ne tik dėl to, bet ir dėl to, kad kai keičiasi mūsų realybė, keičiasi mūsų kūnai, fizinė ir energetinė prasme, tai mums reikia daugiau sustoti ir 26 metais taip stipriai pagreitėja laikas, kad kartais jūs galite pagalvoti ir aš kartais kur nors važiuodamas išgirstu žmonės šnekant, sako, čia turbūt mano amžius, kad aš jau nebespėjau padaryti tiek, kiek padariau anksčiau, arba per dieną, nežinau, ten banke, ne banke, kuris bedirbtumėte, atrodytų, kad mažiau pasidaro kažkokių sudėtingesnių darbų, tiesiog pralekia ta diena. Tai žinokit, čia yra nesusijęs su amžium, visiškai nesvarbu, ar jums 60, ar 40, ar 20 metų, mums visiems laikas pagreitėjo ir šitoje vietoje tiesiog irgi turite būti švelnesni savo. Ir pasakysiu taip labai paprastai iš tikrųjų, kad man nesvarbu, kokios buvo jūsų ambicijos. Tos ambicijos tai yra projekcija, kaip jūs įsivaizduojate, ką jūs galite pasiekti per dieną, per mėnesį ar per pusmetį, ir yra kiti dalykai, yra realybė. Ir jeigu ta realybė yra kitokia, negu jūs galvojate, jeigu, tarkim, laikas eina žymiai greičiau, negu jūs manėte, tai
reikia keisti savo ambiciją ir savo planą. Jūs negalite pakeisti realybės arba sulėtinti laiko, ne? Tai galite laikė jaustis kitaip ir čia jau kitas dalykas, kad emociškai aš galiu pasiruošti tam, kad laikas eina greičiau ir kad yra dalykų, kurie nuo manęs priklauso, yra dalykų, kurie nuo manęs nepriklauso, dalykai, kurie nuo manęs nepriklauso. Aš jų negaliu koreguoti, aš negaliu jų pakeisti, aš galiu tik tai prisitaikyti, ne? Tai čia ta emocinė dalis, kad mes gerai jaustumėmės su greičiau bėgančiu laiku. Ir per praeitos savaitės hipnozę, kur dirbau su kliente, kuri yra, aš jau pasakau trupučiuką, labai sena siela, kuri šiuo metu jau dalyvauja naujų pasaulio kūrime ir čia įsikūnijo tam, kad pasižiūrėtų, kaip šitoje realybėje, kokie dalykai labiausiai nepatinka ir ko jinai nenorėtų, kad būtų naujose realybėse, naujose pasauliuose. Tai būtent iš tos klientės atėjo pačiam gale gilesnė informacija tarsi iš pasąmonės ar iš dar aukščiau, kad kerniau ir tada pasakė klientės vardą, čia jums yra žinutė. Šiuo metu labai stiprios energijos eina, labai stiprios pokyčiai eina ir jūs kartais galite jaustis taip, tarsi esat sudaužyti, arba kad vyksta kažkokios vidinės pertvarkos ar išgyvenimai ir kartais jūs net nesuprantat, apie ką tie vidiniai persitvarkymai yra, ar apie ką yra tie suvokimai ir šitoje vietoje nesijauskit taip, kad privalot suprasti ir privalot rasti atsakymus. Yra tikrai daug dalykų šiuo metu, kurie vyksta taip, kad mes net negalime suprasti. Ir šitoje vietoje, kai aš išgirdau, kad toje žinutėje tikrai buvo akcentas apie tai, kad mūsų sąmoningumas yra tik žmogaus lygio, ne kažkoks aukštesnis ar didesnis, kol aš esu šitame kūne, ne, tai mano sąmonė to nesuprastų, mano sąmonė to nepavežtų, mano, nežinau, kaip čia pasakyti, ne tai, kad realybė subirėtų, bet aš turiu omeny, kažkas tokio, tiesiog nerandu tinkamų žodžių, kad, ta prasme, man ir nereikia kai kurių dalykų žinoti, užtenka tiesiog prisitaikyti prie tų dalykų ir žinoti, kaip prisitaikyti, tai būtent per tai, kad planuotis, kas yra svarbu. Ir tuomet tarsi tyčia kitame podcast'e, salę biškį žemiau, nusim sakinis, kitame podcast'e kaip tik girdėjau vis dėlto, tai jeigu laikas eina žymiai greičiau negu anksčiau ir jeigu dienos tarsi trumpėja, nes 24 valandas nebėra kaip 24 valandas, jos grubiai šiuo metu yra kaip 15-16 valandų, labiau kaip 15. Tai ką daryti su tuo? Tai atsakymas yra labai paprastas, kad leiskite savo, pavyzdžiui, kad ir per artimiausias 7 dienas pasidaryti tokį trupučiuką kaip auditą, kaip peržiūrą, ką aš vis dėlto turiu tame laike, kas tame yra svarbu, ko galiu atsisakyti, galbūt, nežinau, Netflixo per daug žiūriu, galbūt galiu skirti daugiau laiko vaikam, bet mažiau dalykų X ir taip toliau. Kitaip tariant, kad viskas yra apie prioritetus kartais, o ne apie tai, kad būtų įmanoma surasti laiko viskam. Kartais net ir tokie buitiniai paprasti sprendimai, kaip mano draugas sugalvojo, kad jisai jau kurį laiką neturėjo galimybės eiti į sporto klubą arba tenisą, nes tiesiog nėra kada tarp darbų. Ir jisai tiesiog pasirinko vietą, kur yra visiškai šalia darbo ir susirado trenerį, kuris tuo metu galėtų, jisai eis per pietų pertrauką. Tai va tokie dalykai, reiškia, jisai sutaupys logistikai laiko, nereikia važiuoti kažkur toliai kažkokį sporto klubą. Tai aš manau, kad šitoje vietoje tiesiog tikrai galime pagalvoti, kad kurie dalykai mums patys svarbiausi, kurie mūsų pakelia nuotaiką, kurie mus augina, kur mes kitiems labiausiai reikalingi esam, kur jie mums labiausiai reikalingi, bet tarsi persižiūrėti visas tas dalis ir pasirinkti svarbiausius dalykus, šviesiausius dalykus, labiausiai pakeliančius dalykus ir kitus dalykus tuomet atidėti ar rečiau turėti. Taigi iš esmės net ir su kai kuriais dalykais, kurias buvom pripratę daryti kas savaitę, galim sau leisti padaryti kartą per 2 savaitės. Tai jau bus tas dalykas 2 kartus per mėnesį, ne taip ir blogai, bet galbūt jam irgi yra tarpinis sprendimas, ne tai, kad visai kažko nedaryti, padaryti rečiau. Tai turbūt šį kartą gana trumpai, nes aš nedirbu su kosmologijos tema, aš nedirbu taip stipriai su energijomis, aš negaliu paaiškinti kai kurių tų dalykų, aš tiesiog
va, taip kaip ir jūs, suprantu daugiau paprastam tam žmogiškam lygyje, kad keičiasi mūsų kūno DNR, kad keičiasi mūsų sąmonės dalykai, kad išsiplečiasi sąmonė, kad mums žymiai lengviau praleidžiama praeiti per barjerus ir prisiminti praeitus gyvenimus arba žvilgtelti į ateitį. Visi šitie dalykai yra tiesiog fantastiški ir nuostabus. Ir aš manau, kad vietoj to, kad pergyventume, kad esame ant pokyčių tilto tarp senos realybės 3D ir naujų realybių, į kurias įžengiam 4D, kur bus labai įdomių dalykų, kalbant apie naują dimensiją, ir tai bus ir apie pojūčius, ir matymą, ir visus kitus dalykus. Tai nėra tik tai, kad kažkas pasikeis, ko mes nematom, taip kaip mes dabar nematom energijų, bet kartais jas galime pajusti arba tiesiog girdim iš kitų, kad jie jaučia, o mes, tarkim, nejaučiam. Tai va, tai galim džiaugtis, kas mūsų laukia per 26, 7 ir toliau metus, per artimiausius 5 metus labai daug dalykų pasikeis. Ir tuo pačiu aš manau, kad kai aš kalbėjau apie tas 7 dienas ir pasirengimą, tai tam tikrą prasme galbūt pasidaryti auditą dabar ir galvoti, kaip gyvensiu artimiausius 3-4 mėnesius. Labai geras pratimas prieš 27 metus. Tuomet, kai galvosite, kaip 2027 metus galite gyventi ir kaip susidėlioti dalykus, tai jau būsite kažką pabandę trumpesniu laikotarpiu ir pamatę, kaip tai veikia ar kaip tai padeda ir panašiai. Bet 27 metai bus dar didesnis greitis, bus dar daugiau energijų, kurių mes nepažįstam ir prie kurių reikia pristaikyti. Ir 27 metais turbūt jau esu minėjęs, kad tikėtinas tiesioginis ir aiškus kontaktas su nežemiškos gyvybės kilmės civilizacijomis. Tai tikrai 27 metų aš laukiu kaip kalėdų, tikrai bus labai įdomu ir aišku, kad visame tame padėkime vieni kitiems. Ir kalbant apie laiką, galbūt dalis iš jūsų pagalvojo, kodėl Kirinis kalba, kad čia reikia laiko audito, pasiplanuoti, pasidaryti dalykus. Aš moku gyventi čia ir dabar. Jeigu jūs turite tokį požiūrį, jeigu išmokote gyventi čia ir dabar, tai yra dar geriau. Leiskite savo būti čia ir dabar, jausti savo kūną, jausti, kokia šiuo metu yra energijos, jausti, kur šiuo metu norite padėti savo laiką. Jeigu sugebate tą daryti iš čia ir dabar perspektyvos, tikrai jums nereikia nei plano, nei galvoti, nei daryti kažkokio audito. Tuomet ir jūs esate gal arčiau manęs, aš irgi šiuo metu yra arčiau čia ir dabar, kad mums nebūtina matyti labai toli. Ir aš žinau, kad dalį žmonių tai gali gąsdinti. Niekaip nenoriu pabaigti laidos. Dalį žmonių gali gąsdinti, bet iš tikrųjų mes labai esam linkę susikurti iliuziją, kad turim kontroliuoti gyvenimą arba kažką planuoti. Tada jausime saugus, kai iš tikrųjų saugumas gali ateiti iš pasitikėjimo tuo, kad visata žino, kaip geriau, mano vidinė intuicija žino, kaip geriau, man tiesiog užtenka tų artimiausių žingsnių ir tiek. Ir jeigu reikia ieškoti buitinio pavyzdžio, tai galėtų būti tas, kad jeigu važiuojate naktį su automobiliu ir norėtumėte nušviesti visą kelią nuo Vilniaus iki Klaipėdos, iš anksto žinoti, kiek bus remonto vietų, po kiek 100 metrų remonto vietų, ar važiuosit kairiai dešiniai. Visą tai yra toks proto užėsys ir noras kontroliuoti dalykus, kad nėra tokių automobilio lempų, kur nušviestų 300 km į priekį. Nereikia to detalaus plano galvoje, kur tiksliai bus remontai ir kur reikės pasukti iš vienos juostos į kitą, ar kai tos juostos jungiasi. Tai tiesiog tuo metu privažiuosite, užtenka tų porą šimtų metrų, ar kiek ten bebūtų, kiek automobilis realiai apšviečia ir viskas. Tai lygiai taip pat per šį pokyčių laikotarpį palinkėsiu, kad kaip su naktiniu važiavimu, kad važiuotume ramiau, lėčiau, neskubėdami, kad duotume savo laiko, kad leistume pasitikėti, kad kai ateis sekantis apšviestas toliau periodas, tada ir pamatysiu, kur reikia sukti ir kaip reikia elgtis ir taip toliau. Tai tiek užtenka iš tikrųjų. Tai iki kitų susitikimų.